Labas rytas. Tikriausiai nesitikėjote, kad šiandien gausite žinutę, kad pasidalinau naujų vlogų. Bet, nebent sekate mane Instagram platformoje atidžiai ir žinote, kaip atrodė mūsų sausio mėnesis ir suprantate, kodėl reikėjo padaryti pertrauką, nebuvo nei noro, nei nuotaikos įrašinėti YouTube vlogus. Viskuom dalinausi savo Instagram platformoje, tai story, reelsai ir panašiai. Tai jeigu norite daugiau pamatyti iš mano asmeninio gyvenimo ir šiaip tos tokios naujienos, kurias išgirsame, man yra daug lengviau iš tikrųjų viską aptarti tiesiog per stories. Tai tikrai rekomenduoju, galite pasiekti mane būtent Instagram platformoje. O dabar pas mus yra vasario 1 diena ir mes pagaliau gavome oficialią žinutę iš savo miesto valdžios, kad gaisrai Los Andžele buvo pilnai sustabdyti. Tai yra 2 pagrindiniai gaisrai, Eaton Fire ir Pacific Palisades Fire. Ir pagaliau, žodžiu, gyvenimas Los Andžele gal bent šiek tiek normalizuosis. Nežinome, kaip vyks visas atsistatymas, tai irgi bus atskiras procesas. Bet bent jau visą tai yra sustabdyta. Ir sakau, Los Andžele tikrai buvo tokios įtemptos savaitės mums. Kaip sakiau jums, kad mūsų metai, ta pirmoji sausio savaitė prasidėjo, kaip nežinau, kažkokia tai buvo savaitė iš pragaro. Tai, žinokit, lygiai toks pats buvo ir mūsų mėnesis. Deja, nebuvo taip, kad tik tą savaitę mes ją iškentėjom. Tai aš labai tikiuosi, kad mūsų sausio mėnesis bus paliktas praeity, aš jį dar priskirsiu 24 metam, o vasario 1 diena bus mano naujų metų pradžia. Ir būtent todėl, kad gavom šitas nuostabes naujienas iš miesto administracijos, kad mūsų gaisrai suvaldyti, iš tikrųjų ir Trumpo administracijos visi pakeitimai, atrodo, kad mes jau kaip ir žinom, į kurią pusę viskas linksta. Tai tikiuosi, kad viskas normalizuosis, stabilizuosis ir metai, žodžiu, nuo vasario 1 dienos bus šiek tiek geresni, nes dabar ir finansiškai, ir emociškai labai daug žmonių kenčia. Todėl, kad prezidento Trumpo administracija tikrai turi visiškai kitokią programą, negu jinai buvo su Bidenu ir tikrai bus labai daug pakeitimų ir galbūt jie manęs asmeniškai taip neįtakos kaip kitų žmonių, bet kadangi mes turime ir masinės deportacijas ir federaliniai, žodžiu, federalinė parama yra stabdoma, tai tikrai įtakos labai daug žmonių. Tai apie tai daugiau mano storiuose, o dabar vasario 1 diena ir mes su vyru verčiam naują lapą. Ir važiuojam į tokią vieną vietą, kuri mums visada simbolizuojasi su, nežinau, kažkokia tai pradžia, kur tu gali išsivalyti savo mintis ir kažkokio tai įkvėpimo gauti. Ir manau, kad tai nebus jums kažkoks surprizas, ta vieta yra Malibu. Ir apie Malibu yra rašoma labai daug dainų ir kuriama filmų būtent iš tos vietos. Tai tikrai yra labai įkvepianti vieta ir nors ir dalis Malibu sudegė, tai pakrantės tam tikros vietos. Ir vis dar yra iš tikrųjų uždarytas kelias, ten neprivažiuosi. Didžioji dalis Malibu liko, tai kaip žiniasklaida kartais pateikia ir žinau, kad yra realiai žmonių, kurie galvoja, kad visas Los Andželas sudegė ir kad Hollywoodo ženklų neliko. Tai nėra tiesa, tikrai gaisrai buvo žiaurus ir išdegė labai dideli miestai. Tai ir Altadena, ir Pacific Palisades, bet iš esmės viskas atrodo visai kitaip, negu kartais galima pamatyti per TikTok video ar paskaičius, žodžiu, užsienio žiniasklaidos straipsnį. Tai važiuosim, parodysiu, kaip viskas atrodo, pasidalinsiu, kokios yra ten mūsų mėgstamiausios vietos, ką mes ten veikiam, bus tokia mini išvyka. Manau, tikrai bus jums įdomu pamatyti ir kur galima nueiti pavalgyti ir mūsų favoritų paplūdimių pasidalinsiu, jis yra privatus. Tai kartais internete net negalima surasti, jeigu patiks, galėsite parašyti man žinutę, būtinai atsiųsiu, pasidalinsiu, jeigu kažką, neparodau kažkokio pavadinimo, bet ruoštės važiuoti į Los Andželą, tiesiog man parašykite per Instagramą ir aš jums būtinai atrašysiu. O dabar viskas. Vyras, žodžiu, baigė užpilti degalus, kaip mano komentatoriai pasakytų, nuomuotam Porsche. Bet žinokit, mano vyras sako, aš labai džiaugiuosi, kad žmonės galvoja, kad mes sunuomuotų Porsche. Nežinokit, išsinuomuoti Porsche GT3 RS ir jį turėti metus laiko kainuotų tikrai daugiau negu
jį tikriausiai nusipirkti, nes visų pirma tokio automobilio beveik niekas net nenuomoja. Jeigu ir nuomoja, tai kaip aš rašiau komentaruose, kad būtų kažkoks skendęs arba nuvažiavęs ten, nežinau, milijonus mylių, tai žinokit, mes nesinuomojam, bet jeigu nuomotumėmės, tai tikrai nereikštų, kaip jūs ten bandėte patraukti per dantį, kad čia kažkas. Mes tiesiog esam labai dideli Porsche fanai, mano vyras yra užaugęs su Porsche automobiliais, jo tėtis vairavo Porsche automobilius, laimėjo 1000 kilometrų Palangoje, taip kad neprimetinėkite man savo kažkokių tai, nežinau, nepilnavertiškumo, aš tuo nesidalinu, kad pasipuikuočiau, aš dalinuosi todėl, kad man tai patinka, man malonu, tai yra mūsų hobis, galbūt jums bus įdomu pasižiūrėti iš šono, kaip kažkas gyvena, nereikia nieko priimti asmeniškai, jeigu kažkas kažką turi, kai Jeff Bezos rodo savo kažkokią tai jachtą Positano, aš tikrai ant jo nepykstu, aš tiesiog galvoju, wow, aš irgi tokio norėčiau vieną dieną pabūti. Taip, kad čia toks mini intarpas, nes aš kartais paskaitau komentarus ir žinoma, tie žmonės manęs nepažįsta, manęs neseka Instagram platformoje, bet jo, man jie taip kažkaip labai įdomiai atrodo ir nesinoriu daug jiem eterio duoti, bet tiesiog užbėgu įvykiams už akių. Esu tokia, kaip aš sakau, a minute of wisdom. Tai žodžiu, mes viskas važiuojam ir lauksiu jūsų komentarų, kas patiko, kas nepatiko, naujų prenumeratų, nepamirškite prenumeruoti, nepamirškite palikti širdutės, man tai tikrai padeda tobulėti ir skatina kurti jums daugiau video. Tai ačiū ir važiuojam. Čia važiuojant per Malibu kanjonus, kaip matote, daug dviratininkų įvairiausių ir daug automobilių čia bus šonuose, todėl kad čia yra labai daug takų, kuriais galima keliauti, haikinti, lietuviškai žygiauti, tokį radau. Tai būtent šitoj pusėje, taip pat su Algirdu vieną kartą ėjom, tai čia maždaug 1.5 valandos ir galima prieiti tokius įspūdingus krioklius. Tai jeigu kada būsite Los Andžele, tai žinokite, kad viena iš veiklų yra būtent savo pasivaikščioti po nuostabaus grožio kanjonus. Ir dar viena nuostabi Malibu atrakcija, tai yra, kad galima nusipirkti vaisių tiesiai iš tokio miestelio, kuris vadinasi Oxnardas. Ir dabar, kaip matote, yra tikriausiai vyšnių sezonas, priklauso labai nuo kokiu laiku atvažiuojat, bet būna ir braškių, ir vyšnių, ir įvairiausių, ir apelsinų, ir obuolių, ir kitokiausių, visokiausių uogų. Tai, žodžiu, mums labai patinka nusipirkti ir čia nusivežti prie vandens, kur mes dabar ir keliaujame. Ir žinokite, dar vienas svarbus dalykas, numesite šiukšlę, gausite $1000 baudą. Su Algirdu pirmą kartą važiuojam dabar po gaisrų po šitą kanjoną ir čia atrodo, kad žinokit, būtent šitoj pusėje viskas degė, nes čia būna vasarą taip apaugę krūmeliais tokiais, dabar turėtų pagal viską būti žalio, čia pasižiūrėkit, kaip atrodo iš tikrųjų pajuodavę kažkaip tai, arba pilta čia kažkas yra, kad neužsidegtų, bet man atrodo, žinokit, kad čia galimai turėjo viskas degti. Mes per savo visą laiką Kalifornijoje, Los Andžele, nematėm, kad šita vieta atrodytų būtent taip. Tai čia gali būti, kad buvo tas brush fire. Tie medeliai tokie atrodo, kad degė, gali būti, net nežinau. Arba, sakau, kažkas pilta, kad neužsidegtų. Įrodymas, kad tikrai viskas degė, yra ženklai apdegė ir čia viskas juoda. Vau, kaip čia baisiai atrodo viskas, čia viskas būdavo žalia.
blogiausiu atveju vasarą nuo karščio geltona, bet dabar, wow, įsivaizduokite, toks gamtos grožis. Tai čia pakankamai mažai gyvena žmonių, bet tikrai nesitikėjom, kad taip čia gali atrodyti viskas. Biblioteka, žodžiu, Algirdas sako, kad prie Pepperdine viskas degė. Buvo labai daug video, kur žmonės buvo užsirakinę, žodžiu, viduje, nes jie turi vieną iš geriausių apsaugų gaisrams, kaip ir Getty Villa. Čia pasirašė, man nepatiko pabėgti gražiai. Aha, matau. Geras. Tai va, visas priekis ten sudegė, tai va, įsivaizduokit, čia ir yra namų, kurie vis dar liko, buvo nepaliesti, bet jie buvo 100% visi evakuoti, va, net bažnyčia liko. Iš tikrųjų liko daug pastatų, tai viskas priklauso nuo tiesiog gamtos, vėjo krypties, bet pasižiūrėkite, kaip čia atrodo, va, kaip turėtų būti žalia viskas, va, ten matote prie universiteto, ar kaip čia viskas juoda. Va čia va išdegė ir, žodžiu, prie universiteto buvo galima matyti, va, visa va, ta vieta degė ir žmonės per langus, žodžiu, matė, buvo užsirakinę ir laukia, kol, žodžiu, viskas praeis, bet va, taip viskas ir atrodo ir čia parodo tik tais, kad nereikia konspiracijos teorijų, kai gamta yra va, tiesiog tokia ir tu visiškai negali nieko sukontroliuoti. Bet šitą, man atrodo, čia netikra žolė gali būti. Tikra? Tai nepaliesta, o na ką, mes pakeliu į savo pusryčių vietelę, tai ieškomės, kur palikti automobilį. Čia yra tokia autentiška Malibu parduotuvė Aviator Nation. Galėsime užsukti pasižiūrėti, kas ten per aprangos. O dabar, žodžiu, ieškom vietelės, kur eisime papusryčiauti ant tilto. Tai, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, pasižiūrėkite dar į va tą namą. Viskas aplink jį degė, bet tikriausiai yra tam tikros medžiagos naudojamos ir kažkokios apsauginės ir va namas visai yra nepaliestas. O va ten priekyje, kur buvo didžiausi gaisrai, tai parodysiu iš tikrųjų. Gal privažiuosim. Jau vien garsai yra iš tikrųjų nebe miesto, girdisi automobiliai, bet tie paukščiukai, va aplinkui galite išgirsti, dainuoja tiesiog. Jau pasikeičia visa energija aplinkui. Tai viskas įeinam. Tai čia yra vat, vienas restoraniukas. Čia galima vat, atsisėsti kelis kartus valgiam. Labai skanus, fainas maistas. O mes keliaujame į tilto galą, nes meniu ten yra kitoks ir aš parodysiu savo skaniausius blynelius. Kaip ir pas mus ant Palangos tilto, būtinai galima rasti žvejų. Tik neaišku, ką jie čia bando pagauti, bet matau, kad gali būti liūdnos naujienos, nes mūsų kavinukė gali būti uždaryta. Visa šita pakrantė yra tokia pajuodavusi ir vat, matosi, ten yra toksai tarpas, prie kurio negalima privažiuoti. Ir va ten yra visi iš tikrųjų sudegę namai pagal mane. Jo? Yeah. Jo, čia yra, tai matote, kaip išdegė ne visa vieta, bet visi šiti žmonės turėjo jau tikrai būti iš tikrųjų panikoje. Tai tokie yra gaisro padariniai. Kokio grožio namai, kokį sklypą turi, tai šiti visi žmonės irgi turėjo pergyventi iš tikrųjų. Prie šito žmogaus tai jau buvo, kaip įrodžiau jums, atėjusi ugnis. O ten neaišku, bet pasižiūrėkite, kaip ten toli pasistatė. Tai žinokit, žmonės, gamtosaugininkai, tai ir sako, kad žmogus neturėtų pagal viską statytis savo namų tokiose vietose, kurios yra negyvenimui, tokiam civilizuotam. Tai neaišku. Ir kažkas dar ir mačiau konspiracijos teorijų daug buvo. Jau žinom, kad tikrai yra uždaryta mūsų kavinukė, tai kitą kartą važiuosim, nežinau, gal savo mėgstamą pusryčių buritą suvalgyti. Vienas populiariausių patiekalų Amerikoje pusryčiams. Breakfast burrito. O kalbant apie tas visas konspiracijos teorijas, tai labai daug girdėjau iš tikrųjų ir jas adresavau istorijose pas save. Tai, kad Los Andželas čia nori savo smart cities daryti, žodžiu, tos
protingus kažkokius miestus, kas iš tikrųjų yra tokia programa, kuriai tikrai priešinasi labai daug žmonių. Jis yra ne tik Los Andžele, labai daug miestų gali ir iki Vilniaus tikrai net nebejojo ateiti. Tai yra tiesiog iniciatyva, kur technologijos yra naudojamos patobulinti miestus. Tai bus daugiau kamerų, bus daugiau rodiklių įvairiausių, kurie siųs signalus valdžiai, jeigu kažkur kamščiai kyla, jeigu kažkur vandens kokybė suprastėja, bet žmonės, žinot, kuriem nepatinka, galbūt gali naudotis tokią progą ir sakyti, kad va, čia jie nori statyti traukinius, va, čia jie nori statyti olimpinius miestelius, kas, patikėkit, jeigu norėtų statyti olimpinius miestelius, yra pilna vietos Los Andžele, kur statyti ir nereikia turtingų žmonių rajonų, kurie yra gražiausi, kurie ir turistus gali pritraukti, juos deginti ir savo darytis tokią antireklamą, kur žmonės realiai net nenorės važiuoti kaip turistai. Jau dabar žmonės bijo ir klausia, ar gegužės mėnesį čia bus viskas atsistatę ir taip toliau. Tai rodau, kokia situacija iš tikrųjų yra. Ir kitas dalykas dar buvo, kad čia viskas specialiai iš medžio daro. Tai kaip matote, nedaro visko iš medžio. Yra žmonės, kurie investuoja daugiau, tik tai kainuoja gal 10 kartų nedaugiau pasistatyti namą ir naudoti tas geresnes medžiagas, negu statytis iš tos tipinės tokios medžiagos, nežinau kaip jis vadinasi, carcass ar kažkas ten tokio, niekada nesistačiau namo, nežinau. Bet kaip matote, koks tikslas yra išdeginti 10 namų vienoje vietoje, jeigu visur aplinkui lieka kiti namai. Tai čia tiesiog parodo, kad gamta gali būti negailestinga, gamtai nesvarbu, tu turtingas, tu sveikas, tu kokios spalvos esi ir taip toliau, kaip žmonės, sakau, visko ten sugalvojo. Tiesiog tokia yra situacija ir mes žinom daug metų, mes žinom, kad Los Andželas prastai pasiruošęs ir dėl to žmonės labai yra pikti ant mūsų miesto valdžios. Tai bus įdomu pamatyti, kaip viskas atsistatys. Užeisiu į Aviator Nation, bet kaip matote, čia net galima pavalgyti iš tikrųjų. Nes mes valgyti dabar galvojam, kur valgysim, nes pusryčių laikas kaip ir pasibaigė. Tai keliaujame į tokią ikonišką parduotuvę įkvėptą surferių kultūros. Tai čia galima ateiti savo pavalgyti, bariukas už manęs, kaip ikoniškai viskas atrodo. Ant visų daiktų parašytos įvairios tokios frazės, kurios tinka, žodžiu, atspindi surferių kultūrą. Galite pasižiūrėti Aviator Nation, Aspen, California, Live to Love. Ir man patiko šitas labai stiprus. Toks parduotuvės grožis, Malibu būnant būtina užsukti. Iš tikrųjų, mano mažoji sesė dabar yra fanė. Labai gražios striukės, bet $800. Wow, čia mūsų ikona Pamela Anderson ant Baywatch. Atvažiavome į Malibu Village, Malibu miestelis. Tai va tokia Amerikoje jau daug kartų jums rodžiau, kad yra populiarūs didesni miesteliai, tokie kaip Malibu gyvenvietės tokios turi savo, žodžiu, kavinukės, parduotuvės, tai privalomai Sephora, va čia Marmalade cafe. Anksčiau čia vykdavo dideli tokie automobilių susitikimai. Dabar dėja jau taip nėra. O čia kaip atrodo Malibu žmonės atsipalaidavę, sportiškai dažnai apsirengę. Vėliau keliausime ten papietauti, bet tiesiog norėjau jums parodyti, kaip atrodo
čia tas miestelis, o mes, kadangi negavome pusryčių ir jau norime važiuoti link pliažo, užsuksime į Scott's Deli, pasimsime sumuštinį bandelę, kavos ir toliau tęsim savo dieną. Tai Algirdas čia kažkada su draugais buvo, sakė visai neblogai, tai išbandysim. Kas yra meniu, žiūrime pusryčiams. Breakfast burrito $16, o man patinka bacon egg cheese sandwich 14. Turime beigeliai $17-20, salotos įvairios, na ir kava. Aš tikriausiai gersiu matcha latte yra 6,5 ir vat turime įvairiausių tais bandelių. Kokias grožiai čia. Pasiėmiau, žodžiu, šitą. Thank you so much. And I'll bring the drinks out to you. Appreciate it. Pasiėmiau matchos, cappuccino, bet pasižiūrėkite, kokie gražuoliukai. Ham and cheese croissantai. Tikrai nieko netrūksta. Tai vat tokia vietinė kavinukė, žodžiu, labai fainai atrodo. Tai neturėjau dar minutėlės papasakoti jums apie tą parduotuvę, kurioje mes buvom. Žodžiu, Aviator Nation. Tai kai mes su Algirdu tik atvažiavom į Ameriką, ne į Ameriką, į Kaliforniją gyventi, tai jie buvo ant bangos. Ir būtent Malibu ir, kaip matėte, dizainai tokie ryškūs, stilingi, jie visada naudoja tokias įdomias frazes iš surferių kultūros. Tai iš tikrųjų unikalus, tikrai, sakyčiau, prekinės ženklas įkvėptas surferių kultūros. Kaip matėte, jie tokie apie meilę, apie taiką pasaulyje. Tai užsukti į tą parduotuvę tikrai rekomenduoju. Dabar kalbant apie kokybę, tikrai kokybiški. Nežinau kaip dabar, nes jau daug metų nenaudoju. Dabar iš tikrųjų mano mažoji sesė yra dėl jų pamišusi, tai kai buvo čia apsilankyti, tėvai jai nupirko, žodžiu, sportinę aprangą. Ir spėkite, kiek ta apranga kainavo. $400. Taip, nes matėt, striukės kainuoja po 800, megztiniai po 400. Jie yra gaminami, žinoma, Amerikoje ir būtent todėl iš tikrųjų tiek daug žmonių prašosi pagalbos kitose šalise, nes Amerikoje ir medžiagos kainuoja, ir, žodžiu, darbo jėga kainuoja, tai tikrai nėra lengva čia savo prekinį ženklą išsileisti. Bet žmonės būtent tai vertina, ypač žmonės, kurie gyvena Malibu, jie labai myli gamtą, ją tausoja ir todėl tas prekinis ženklas yra ganėtinai populiarus. Tai kavinė nereali, tai tikrai, jeigu būsite, užsukite. Gali būti, kad net, žinot, nebūtumėt niekada pagalvoję, kas ten yra viduj, bet pas mus jie tikrai ant bangos. Tai vat su Algirdu nusprendėm, kad pasidalinsime vieną sumuštinį per pusę, nes pasižiūrėkite, koks jo yra dydis. Ir, žodžiu, dar tokia bandelė. Amerikoje yra tokia kultūra, arba tu valgai labai daug, arba nešiesi namo, tai kadangi mes turim kitų planų, kitų užkandžių norim valgyti, tai užteks, žodžiu, šiam kartui. Ir ką, mano matcha, Algirdo cappuccino ir vat su čiulbančiais paukščiukais sau pavalgysim. Noriu jums parodyti tikrą Malibu stiliuką. Vat kaip eina žmonės, tokie atsipalaidavę, kartais meniški, kartais ne. Iš tikrųjų, kelsiu jums šiek tiek nuotraukų, vat parodyti, kokia iš tikrųjų yra Malibu mada. Tai kuo patogiau, kuo sportiškiau, tuo fainiau. Nors aišku, jeigu esat labiau prie meno, tai galite skrybelaitę užsidėti, žmonėms čia patinka, mes su Algirdu, tai prie, žodžiu, sportiškesnės aprangos. Atkreipti dėmesį, kaip žmonės rengiasi. Tai vieną kartą iš tikrųjų mes čia esam sutikę Kim Kardashian, buvo atvažiavusi su savo asmeniniu paparacu. Šiek tiek vėliau papasakosiu šitą istoriją. Todėl, kad ji ir jos dukra keliavo į štai šitą parduotuvę. Mes keliaujame ten į vidų, ten negalima filmuoti. Ir ten yra tokios rinktinės ir vintažinės prekės, ir vienetinės prekės. Tai užeisim, tai būtent čia buvo atvažiavusi su savo apsauga, 2 automobiliais ir, žinoma, savo asmeniniu paparacu. Tai jau valete galite pamatyti, kaip atrodo automobiliai. Ir ką, mes su Algirdu keliaujame pasivaikščioti po parduotuvės. Namų dekoro įvairiausio. Gražiai labai atrodo. Iš tikrųjų, čia naujai pasistatė šitą visą vietelę. Malibu vis plečiasi ir naujų vietų žmonėms siūlo. Tai einame pasižiūrėsim, ar yra kažkokių tais nematytų mums prekių. Local authority.
Atrodo labai kokybiškai viskas. Ir toks grinai Malibu stiliukas, ką? Matai, viskas yra LA Rams, čia turiu. Toks trendinis, trendai, žodžiu. Čia parašyta Chateau Marmont, ar kas čia parašyta? Geras. Los Andželo. Galima turistam nusipirkti visko. Filmuosiu, kaip atrodo. Fainai šitą parduotuvę. Bet čia tikrai toks Los Andželo stiliukas. Tai vat, jeigu norit būti stilingi Malibu, tai vat kažkokios tokios kelnes. Megztinis su logotipais. Tai mums, žodžiu, pardavė ką tik viską papasakoti. Čia yra Los Andželo prekinis ženklas. Ir va čia, kur parašyta Chateau Amour, tai čia gali būti Chateau Marmont, gali būti taip. Ir va čia inspiruota, žodžiu, man labai patiko šitas Paradise Cove. Čia yra toks vienas paplūdimys Malibu ir būtent pagal juos ir Sunset Strip, žodžiu, Hollywoodo. Ir čia, va, kaip matote, visos ikoniškos vietos. Algirdai, matai? Žiūrėk, ir tas ir Foxy Lady, House Booze. Tai tikriausiai nebuvo galima naudoti šito. Tai jie pakeitė šiek tiek, bet visiems aišku, geras. Čia kolaboracijos įvairios. Vaikinai galbūt sekat Platinum Motorsport, gal ir merginų yra. Ir čia Malibu Racing Algirdui patinka. Tai va, Malibu. Na ir apskritai Los Andželo stiliukas. Kažkokia tai smaikutė su užrašais, įdomius džinsiukus. Fainai, labai atrodo. Geras. Žinot, kalbant apie šitą plazą, iš tikrųjų, jeigu man pavyks, parodysiu jums, aš jums pasakoju taip kaip istoriją, nes aš iš tikrųjų čia esu buvusi 100 kartų, tai kol turiu vat minutėlę, šiek tiek įrašau, bet kaip jos dabar vardas, Kylie Jenner, čia turi daug epizodų nufilmuotų tam savo realybės šou, kur Keeping Up with the Kardashians, tai va čia atvažiuodavo pasiimti sumuštinių, tai esam ragavę visai skanus, bet nebuvo kažkas tiesiog naudojimo pafilmuoti epizodui kažkokiam. O mes su Algirdu dabar esam pakeliui į Kit parduotuvę. Mums labai patinka. Malibu numeriai. Ir mes esam pakeliui, žodžiu, į Kit parduotuvę, pasimatuosim kažką. Ateina Algirdo gimtadienis, ateina Valentino diena, ten drabužiai stilingi. Ir sau pasibūsim ir keliausim tada į paplūdimį. Ir tada dar noriu parodyti jums vieną vietelę. Algirdo mėgstamiausia vietelė į Malibu vien tik tais dėl tos vietos važiuoja, nes ten jam yra pats skaniausias maistas. Tai va, ateinam į dar vieną naują plazą, kurioje atsidarė Kit parduotuvė. Galbūt jau žinosite jeigu lankėtės kitose didžiuosiuose miestuose, Londone yra, man atrodo, Paryžiuje. Šitas dizainas ir medžiaga šitas striukytės yra tokia faina. Tai vat prie sportinės aplinkos ar prie džinsiukų, tai labai fainai atrodo, kad čia yra, žodžiu, medium, o man reikėtų tikriausiai netgi extra small. Algirdas prašė, kad pasimatuočiau, nes labai tinka prie kedukų, kuriuos gavau iš jo dovanų kalėdom. Galvau, kad toks netiks, bet Los Andželo stiliukui. Labai įdomiai. Ir žinoma, Kit įžymieji ledai. Čia Josh Harto dabar. Ir pažiūrėsim, kas dar meniu. Pas mus tai yra, pavyzdžiui, Lebrono Jameso King Treat, pavyzdžiui, Daniel Arshamo The Snark, va tokių ledų galima paragauti. $9 kainuoja. Ir vat, visokių Future yra padaręs, net vat galit pasiskaityti, kokie čia receptukai.
vat, žodžiu, užsisakyti galima. Ir vat, įžymieji jų ingredientai. Tai žinot, labai norėjau daugiau jums pafilmuoti, bet šitą parduotuvę negalima filmuoti, neleidžia. Tai matėt ir taip ten visko nufilmavau. Tai žodžiu, kiek pamatėt, tiek galėjau parodyti. O šiaip tai labai kokybiški daiktai, man labai patinka, labai stilingi. Ir vat, labai patiko tas setukas, tai gali būti, kad reikės grįžti jį nusipirkti, nes artėja šventės. Ir kaip visada, Los Andžele visokiausių grožių. Tai čia tikriausiai yra mano svajonių automobilis. Ir aš sakau, mano svajonė yra gyventi tokį gyvenimą, kur tai yra mano įprastas, kiekvienos dienos automobilis. Vaikai sau gale gali ten spardyti, šiukšlinti, nereikia pergyventi dėl nusidėvėjimo, nežinau kaip pasakyti. Ir aišku, G-Class irgi gražiai, bet čia jau kitas lygis. Kavinukė iš tikrųjų labai skanus acai bowls ir įvairiausi kiti tokie sveikuoliški skanėstai. Vat Sunlight, jeigu norėsite būdami čia suvalgyti ar išgerti tai smoothie ar acai bowl, tai vat būtent šitoj vietelėj. Labai džiaugia, pasižiūrėkite, kiek turi skirtingų miltelių, eliksyrų ir taip toliau. Ir būtinai šuniukams padėta vandens. Visais pasirūpinta. Ir dar vieną dalyką, kurį pasibėsite Malibu, tai pasižiūrėkite, kokio grožio kristalai. Tai žmonės, kurie gyvena šitoj pusiai, tai labai tiki tokia energija. Kaip sakiau, labai myli gamtą. Tai kristalai, žodžiu, gal net negalima liesti. Bet manau, kad jau nebūsiu pirma, kuri būsiu palietusi. Reikia paskaityti žodžiu, kas vyksta Malibu, nes buvom dabar praeitą savaitę nuvažiavę į Santa Moniką, tai Santa Monikoje rašė apie Donaldo Trumpo vizitą. Čia turime ką? Malibu Best Shot. Iš karto rašo gaisrininkai, ar ne? O čia kas? Turime kažkokią naują gal kavinukę. Malibu Brewing Company joins forces. Ten iš tikrųjų buvo apie tai, kad maistą dalina žmonėm, va čia kaip atrodė, žiūrėkite, ant Pacific The Malibu Times, žodžiu, rašo, kaip viskas atrodė. Ir didelė padėka to our incredible firefighters and emergency crews. Čia rodo, kas liko kai kuriuose vietose, pamatysim iš tikrųjų važiuodami. Nu va, man patinka tokie laikraštukai, žinau, kad kiekvienas miestelis iš tikrųjų tokį leidžia, įdomu pasiskaityti yra. Kur mano mama gyvena, tai ten tokį fainą žurnaliuką, stilingą. Čia, žodžiu, irgi yra laikraštukai. Ai, ok, Westlake Malibu, taip, va čia va tokie Amerikoje labai populiarų, žodžiu, išleisti, va įsivaizduokit dabar mes ten savo, nežinau, Kaune ar Šilainiuose, va būtent išleistume va to vieno rajono gyvenvietės va žurnaliuką. Iš tikrųjų pasimsiu, paskaitysim. Ir irgi va leidžia apie namus, galima pasižiūrėti, kokie nauji, žodžiu, yra nauji, kaip tam sakoma, namai markete, kiek kainuoja, vat adresai. Iš tikrųjų, kol važiuosim, galėsim pavartyti ir pasižiūrėti, kaip atrodo. Tualetą nueisim greitai ir važiuosim tada į tokį savo mėgstamą marketuką ir į paplūdimį. Bet kodėl aš tiek daug kartų kartuoju, atkreipkite dėmesį į ten tas aprangas, dėl kad iš tikrųjų tai daug ką pasako apie Malibu žmonės, o Malibu žmonės atspindi šio miestelio kultūrą, nes jie tokie visi atsipalaidavę, viskas yra tik tais taika ir meilė ir gėris pasaulyje ir plaukus pasileidžia, ta surfinimo kultūra. Iš tikrųjų, tu čia tik atvažiuoji, tu iš karto supranti, kad tu esi Malibu. O žinok, aš šiandien irgi esu pasiruošusi būtent į Malibu, tai tokį kažkokį sportinį kostiumėlį, kepurytę ir savo lekiam. Važiuosite praleisti visą dieną į Malibu,
Tai nebūtina puoštis, jeigu norite atrodyti kaip vietiniai, tai svarbu kepuriuką ir kažkokią tais labai patogią aprangą. Vat, dar parodysiu jaunimas, kaip atrodo. Nu tai va čia grinai yra Los Andželo uniforma, kaip sakoma. Net ne Los Andželo, sakyčiau, Malibu būtent tokia. Reiškia, kad žmonės apsirengia taip, kad jam visiškai yra viskas nesvarbu, čia yra stilius toksai. Tai va, pavyzdžiui, tos jų nutampytos, taip kaip mano mama pasakytų, kelnes, tai žinokit, jos čia gali ir kainuoti visai nemažai, va, pavyzdžiui, iš to Aviator Nations. Tai, va, sakau, jeigu važiuosite į Malibu, tai kepuriuką, matėte, vyresnės moteris, tai dedasi tokias kaip skribelaitės, nes čia tikrai labai dažnai saulė šviečia, bet, pavyzdžiui, Santa Monikoje lygiai toks pats oras ir klimatas, bet jie rengiasi visiškai kitaip. Ir, va, Malibu, tai kažkaip jie tokie čia kaip vietiniai gyventojai išėjo papusryčiauti, va, toks, žodžiu, visas miesto vaibas yra, nes aš sakau, jie yra tiesiog taika, gėris ir meilė pasaulyje. Tai, žodžiu, nereikia puoštis, nereikia kostiumėlių dėtis, vat kažką labai patogaus, galima taip ir į kavinę nueiti, pavyzdžiui, čia nueitumėte kažkokį tais restoraną, nu gal Naubu kažką pasakytų, tu manai, Algirdai pasakytų kažką Naubu? Ne, tai va būtent į Naubu iš tikrųjų, va ten, jie irgi eina tokiais treningais, bet tie treningai būna tokie nors prabangesni, ten Chrome Hearts ar ten dar kažką, tai, žinot, neteisiu su ten tapkėm per pirštą, tai žmonės čia eina, bet sakau, jie vis tiek kažkaip moka tą sportinę aprangą tokią labai stilingą padaryti. Ir man tas labai patinka, nes man irgi labai patinka sportiškai apsirengti, patinka ir labai ir pasipuošti, bet iš tikrųjų miestas labai įkvėpia tavo stilį. Pavyzdžiui, Paryžiuje aš niekada taip nesirengčiau. Ir tikrai norėčiau pasipuošti, aš ten ir berečių prisivežu visko, o čia kažkaip norisi pritapti prie miesto, norisi kažkaip, nežinau, jau atrodo, kad tiesiog įvažiuoja į miesto energiją, bet nežinau, kaip papasakoti tą. Ir ką, ir važiuojam viskas, mes į parduotuvytę, užsipirksim kažko skanaus ir parodysiu jums mūsų mėgstamas vietas, kur prisėsti, kur praleisti, žodžiu, šiek tiek laiko. Tai mes per visą pakrantę iš tikrųjų turim labai daug tokių savo mėgstamų vietų. Man Algirdas jas parodė iš seniau, nes Algirdas anksčiau gyveno negu aš Los Andžele ir žodžiu, esam atsirengę, kur kas mums patinka, nes yra tokių įžymesnių vietų, kurios, pavyzdžiui, kur rašytumėt Best Places to Visit Malibu, tai būtų ten El Matador Beach, Zuma Beach, o va, tas tokios vietelės, tokios privatesnės, kur yra arčiau namų, kažkaip apie jas daug kas nekalba, galbūt, pavyzdžiui, yra galimybė, kad rezidentai nenori, kad apie tai kalbėtų ir, pavyzdžiui, jeigu būna kažkokie video ar dar kažkas, gali būti, kad jie skundžiasi miestelio valdžiai. Ir tokių dalykų būna, čia ne kažkokia konspiracijos teorija, nes pavyzdžiui, pas mus anoje pusėje tai yra Laguna Beach. Buvo tokia situacija, kad žodžiu, žmonės, kurie gyvena va toj pirmoj eilėj, jie labai pykdavo, kai ateidavo žmonės tiesiog iš gatvės, nors Kalifornijoje visur pliažai yra vieši. Tu negali padaryti pliažo privataus, bet jie vat sugalvoja, tai kažkokią ten tvorą padaryti. Nu, žodžiu, jie padaro taip, kad žmonės negalvotų, kad ten gali ateiti ir, žodžiu, leisti laiką. Tai buvo, žodžiu, keli žmonės ten susipykė, labiau toj konservatyvesniai Orange County. Ir žmonės protestavo ir padarė vieno žmogaus, žodžiu, namo lokaciją, uždėjo Google kaip kažkokią tais vakarėlio vietą, žinot, kaip ten būna tie beach clubs, private beach clubs. Ir visi ten buvo susitarę per TikToką, kad jie palikinės įvertinimus gerus. Tai vis ten buvo 5 žvaigždutės, gal 1000 įvertinimų ir visi sakydavo, visi važiuokite šitą vietą, čia žiauriai gera vieta, labai skanūs kokteiliai, labai geras vaibas. Tai va tokių būna pykčių. Tai žinot, sakau, visokių dalykų būna, tikrai galbūt tiem žmonėm, kurie gyvena pirmoje eilėje, nelabai patinka, bet mes esam susiradę, tai yra vieši pliažai, kad jie bando čia pasisavinti, tai visiškai neturi įtakos mūsų pasirinkimui, kur mes norim pasitiesti savo, žodžiu, rankšluostį ir ką, ir kartais ir surfinti važiuojam, ten būna labai geras bangus. Nu,
viskas. Visada čia būna, matau, parašta Storm Services. Tai įdomu iš tikrųjų pamatyti. Tai šitoj pusėje kaip ir netrodo, kad kažkas degė, bet tikriausiai, kadangi čia buvo saugi vieta, tai va būtent čia jie susikooperuodavo pailsėti, galbūt pamiegoti ir taip toliau. Va, jo čia specialios yra, žodžiu, speciali įranga, specialūs namukai padaryti, parašta Storm Services, žodžiu. O čia mes įvažiuojame į Kylie Jenner ir jos visų sesių iš tikrųjų mėgstama parduotuvė, tokia vietinė. Ir man čia patinka nusipirkti kambučius, visokių tais užkandžių. Ir vat būtent šitoj plazoj buvo filmuotas vienas irgi epizodas ir vienas video, ten jos tokią reklamą darė. Tai vadinasi Village Grocers. O čia Algirdai atsimeni, pirmą kartą, kai mokinome surfinti, iš čia nuomavomės visą įrangą. Algirdas galvoja, kad lauke pamatė tokį vieną dainininką, vėliau jums pasakysiu. Aš noriu greitai pafilmuoti, pasimti ir galėsim tada keliauti ir tada papletkinti su Algirdu, nes nenorim sakyti garsiai tų pavadinimų. Tai vat įsivaizduokit, parduotuvė turi savo visą merčą. Nu ką, pasižiūrėkite, kaip gražiai čia estetiškai išrikiuota viskas ir ką, pasimsiu savo mėgstamą popį, kurį jums taip išgyriau. Ir man atrodo, kad man labiausiai patinka gali būti, kad šitas dog pop, reikia, to pasižiūrėsiu. O čia mūsų mėgstamiausia kambučia, klausykite, žiūrėkite, kas yra uždėta. Tikrai turite atpažinti. Mūsų, žodžiu, Amerikos lietuviai turi savo labai populiarų kambučios brandą, mano pats skaniausias yra Passion Fruit Tangerine, pasiflorai ir mandarinai. Ir aš labai jums rekomenduoju išbandyti, jeigu būsite Amerikoje ar kad ir kur jie dar eksportuoja. Ieškomės užkandžių kažkokių. Oho, Algirdai, tau kaip patinka tokie dalykai? Visokie, vat, riešutai. Ir ką čia dar turim? Nepigi šitą parduotuvę, pasižiūrėkite, pavyzdžiui, pasimtume šitus obuolių čipsus, tai dabar su nuolaida, bet šiaip $9. Mango. Tokia, sakyčiau, sveikuoliška čia galėtinai parduotuvė. Ir čia kažką mačiau su triufeliu gal pabandyti, net nežinau. Ką, jūs rinktumėtės į pliažą, labai įdomu. Vat aš turiu draugę, kuri ten keto dietos laikosi, tai vat jau pas ją tai tikrai būtų sūrio labai daug, vat visokiausių, tais tokių mažų, nes grinai galima vežtis tiesiog į paplūdimį. Tai va čia, žinot, kokia šita yra parduotuvė. Kunigiškėse yra tokia aibė, kur labai daug delikatesų. Tai vat man atrodo, kad čia grinai gali būti, žodžiu, kad būtų atitikmuo Malibu. Čipsų kaina su triufeliu $8. Nu jo, pigiausi čipsai, šiaip jeigu įdomu, yra $5. Ir kitose parduotuvėse, tai žinokit, šitai kainuotų kokius 4-5, tai čia savo yra, matau, kad užsidėję nemažai. Sulčių šviežiai spaustų. Irgi variantas, nors aš žinau, ką aš noriu išgerti. Bet šiaip labai normali kaina. Už tokį dydį $7. Ir man labai patinka dar jų bufetas, nes šitam bufete galima pasidaryti savo pokebolą. Tai kaip matote, ir dumbliai, o dieve kaip kvepia jie, ir kimči, ir tuna, ir visokių salotų. Čia kaip jums rodžiau mūsų Panda Express Orange Chicken. Makaronai su sūriu, sūris su makaronu, kaip daug kas pasakytų. Va tokios opcijos ir va čia kainuoja $1 poundas $15. Wow, va čia tai pyragų sekcija. Pasižiūrėkite, koks grožis. Red Velvet. Amerikai būtina paragauti. Šitas irgi skaniai atrodo, nu žodžiu, visi jie labai skaniai ir šlapiai atrodo. Ką amerikiečiai moka, tai žinokit, pagaminti gerą cheesecake'ą. Gabaliukas toksai $6. Tai va, sakiau, kad Kardashian šeima sutarė su šita vieta dėl to, kad turi vienintelę parduotuvę, kur esu kada nors mačiusi, Kylie Jenner tequilos. Tai va, mažesnė kainuoja čia kitos, man atrodo, ne jų pavadinimo. Nors gal šitos taip ir vadinasi, tai kažkur kainuos $40-50 už tokią va, didelį butelį. Žmonės kaip myli savo šuniukus, atėję į parduotuvę. Visi kartu keliauja su žmonėm. Va čia irgi vienas dalykas, kurį visada pamatysim Malibu.
Ir apskritai Los Andžele, tai kiek daug šunų. 3 šunys, vat, visi laukia savo šeimininkų, žodžiu. Na ką, o mes jau varom. Wow, kaip mes senai čia buvom ir kaip pasiilgom šitų vaizdų. Wow. Tai va, kaip atrodo žmonių namai, vienas dalykas, kurį jums pasakysiu, kuris mane pykdo, tai ne tai, kad žmonės čia gyvena pirmoji eilėje. Ta prasme, žmogus, jeigu nusipirko, susitaupė, aš niekada gyvenime dėl tokių dalykų nepyksiu, bet kas mane pykdo, tai kad ypač Kalifornijoje, bet ir apskritai visur pasaulyje, vat, pavyzdžiui, kai žmonės ten ginčijasi, kur yra geriau gyventi, Lietuvoje ar Amerikoje ar dar kažkur, kai visi žmonės, kurie yra, mes čia nekalbam apie turtingus žmonės, mes kalbam apie ultra wealthy ten žmonės, kurie ten turi, nežinau, pinigų galima kokiom 50 kartų į ateitį. Tai vat tie žmonės, jie negyvena vienoje vietoje, jie turi ir, žodžiu, savo pagrindinę vietą, kur yra apsistoję, kur ten, tarkim, vaikai eina į mokyklą ar ten dar kažką. Jie turi, va, pavyzdžiui, savo vasarnamį, savo sodą, savo slidinėjimo namus ir taip prisiperka namų per visą pasaulį ir jų nenaudoja. Ir taip jie, žodžiu, iškelia nekilnojamo turto kainas, ypač tokiam Los Andžele, kur permitai nėra taip dažnai išduodami, kad galima būtų kažką naujo statytis. Tai galima sakyti, čia visose šitose namuose nėra žmonių, kurie čia gyvena pilnu etatu. Tai atvažiuoja, nežinau, gal į savaitę kartą. Los Andžele vienas geras dalykas, tai kad jie iš tikrųjų labai draudžia tą tokią trumpalaikę nuomą, tai va šitie žmonės bent jau verslo iš to negali darytis, nes dar būtų blogiau. Tai jo, namai šitie visi stovi tokie tiesiog, kad stovėti, kad turėti. Tai, va, sakau, aš nepykstu, žmonės tegul gyvena, tegul naudojasi, nu turėk 2, nu maksimum ten 3. Bet taip išpirkti didžiuosiuose miestuose, turėti, nežinau, New York'e butą, turėti Los Andžele butą. Pavyzdžiui, mes pažįstam žmonių, kurie turi Beverly Hills'e butą ir turi va tam Valley, žodžiu, prie Kalabasas namą. Nu tai iš tikrųjų, žinot, žiauru iš tikrųjų. Čia net tu gali turėti kiek nori pinigų, kartais net nėra ką pirkti ir kainos yra neadekvačios. Nes kai žmonės va tiek prisiperka ir, kaip sakoma, hordina, tai situacija visiems būna pakankamai prasta. Tai va čia turim ir naujos statybos, kas statosi, gal gyvens pilnu etatu. Ir kaip tik vat pasistatė savo privačią, žodžiu, apsaugą, todėl kad, žinote tikriausiai, kad per gaisrus buvo labai daug apiplėšinėjimų, ypač evakuacijos metu. Tai kažkaip įsivaizduoju, kad gal šita zona nebuvo evakuota, bet galbūt ruošiasi, tai atsiuntė savo privačią apsaugą. O mes kažkada su Algirdu galvom, kad čia galėjo būti Kanye West namas. Atsimena tą, kurį visą sugriovė iš vidaus. Algirdai, bet žinok, nu panašus galėtų būti. Algirdas sako, ne, aukštesnis ir mažesnis ir priedo šita vieta yra ganėtinai tokia visiems prieinama, tai kažkaip įsivaizduoju, kad Kanye Westo galėjo būti kažkokioj gal slaptesniai vieteliai. Bet, nu, vat įsivaizduokit, vat kažkas panašaus ten buvo. Ir va tokie vaizdai. Nei vieno žmogaus šiandien nėra. Šita dar vieta nėra tokia populiari apskritai. Nelabai kas apie ją žino, bet kitas dalykas, tai kad po gaisrų dar ne visi čia prisiruošė. Dėmiai, kiek daug žaryjų, matot? Tai gali būti, žinokit, kad šita zona ir galimai buvo evakuota, nes, wow, pažiūrėkite, kokio dydžio. Wow. Turim vieną dar žmogeliuką, kuris atsirado, kuris bėgioja. Melai buvo vietinis, žodžiu. Oho, kokio dydžio šitas namas, tai pasiėmiau paskaityti žurnaliuką. Pakalbėsim šiek tiek apie kainas. Algirdas jau laukia, kad atsisėsim. Bet va, žiūrėkit, čia renovuoja tikriausiai viską. Šiaip anksčiau visą laiką vanduo būdavo taip pakilęs, kad čia būdavo neįmanoma praeiti. Tai pirmą kartą mes čia vat einam pėstute. Wow, čia tikriausiai vėjas atnešė, įsivaizduokit, nuo kito namo. Arba čia jie ištraukė. Nukrito gal nuo čia.
pavojingai atrodo. Bet va, pagaliau pirmą kartą prieiname šitos pusės prie tų tokių privačių rezidencijų, žodžiu. Pasižiūrėsim, kaip čia atrodo. Tai ten, kur Melabų jums rodžiau, tai vat panašaus tipo namai ir sudegė. Čia irgi, žinokit, netrodo, kad iš pačių kokybiškiausių medžiagų daryta, bet čia yra antiek brangi vieta, kad iš esmės tu čia moki viską už sklypą. Tai vienas geras dalykas, tai net ir sudegus tokiam namui, aišku, liūdna dėl daiktų, liūdna dėl prisiminimų, bet namą atstatyti nekainuoja tiek daug, kiek, nu, va ta žemė, o žemė vis tiek juk lieka. Žinoma, tada visi bus permitai, tie leidimai, žinote, sunku juos bus gauti, bet va taip atrodo, žodžiu, namai. Bet vat aš jums sakau, nu čia negyvena nei vienas žmogaus nepamatysi, nei gyvos dvasios. Kokių slaptų namų čia radom, kadangi vandens lygis pakitęs. Ir vat aš jums sakau, nu užtraukta viskas, kaip galima turėti tokius namus ir jų nenaudoti, come on, žmonės. Nesakykit, parašykit man savo filosofiją šitų klausimų. Aš esu, žinokit, šito klausimų labai liberaliai. Jeigu žmogus dirba, jis nusipelnė. Nu, bet čia yra visiškai nesąžininga žmonių atžvilgiu. Nežinau. Vis dėlto, juk pakrantė yra toks limituotas resursas. Nėra čia vietos, kur papildomai statytis, bet ir negausi. Nes, vat, čia žmonės prisipirkė savo muziejų. Wow, aš taip dar nesu mačiusi visos sienos. Tikiuosi, nesukelsiu jums tos ligos, nes man žinokit, kaip panašu kyla iš tikrųjų, kur būna tokios keistos tais tekstūros, ar tai medžiagos, ar maistas ir žmonėms, žodžiu, wow, aš net nenoriu čia būti ir žiūrėti. Su Algirdu sakom, kad gali būti, kadangi jie taip arti vandens gyvena, kas yra gyvenę prie vandens. Vat, Algirdo pusė vaikystės tarp Kauno ir Palangos, tai sako, kad čia kiekvienais metais turi vos ne remontą darytis iš tikrųjų, nes ir langai pasižiūrėkite, kaip apsivelka kažkokia tai medžiaga. Ir vat, stovint vandenį irgi tikrai visko atsitinka, tai čia pastovus remontai. Dabar pas mus yra iš tikro žiemos laikotarpis, tai dabar buvom prie vandens, vaikščiojom ir žinokit, perpūtė ausis, kad tai va čia vienintelis toks dalykas, kad gali būti didelis vėjas prie vandens. Ir dar ką Algirdas suprato, tai kad ten iš vandens eina tos žarijos iš tikrųjų. Tikriausiai tie namai, kurie sudegė, tai visas tas, žodžiu, liekanos namo keliavo į vandenį, vanduo, žodžiu, atplukdė iki čia, nes čia yra ganėtinai toli iš tikrųjų. Ir būtent todėl dabar žmonės, miesto valdžia sako, kad negalima maudytis, uždėta visur, kad dėl to gali būti, kad ir čia nėra žmonių prie paplūdimyje, nes negalima eiti prie vandens. Ir priežastis yra, kad visko tikriausiai ir daiktų ten dabar gali būti. Ir visokių chemikalų, kuriuos helikopteriai čia skraidydami galėjo išleisti. Tai tokia, žodžiu, situacija. Tai svajonių namai, bet kadangi aš žinau, kad turiu tokį OCD dalyką, kur pas mane viskas turi būti tvarkinga. Aš apskritai net nenoriu turėti namo. Maksimum, nežinau, kotedžą, penthausą, nežinau, nebent jau tu ten, galbūt čia gyvendamas jau gali turėti visą, žodžiu, servisą namo priežiūros, bet man tie tokie nubėgimai visokie, aš negaliu, žinokit. Va čia pasižiūrėkit, pavyzdžiui, nuostabiai gražus gali būti namas, su tokiais langais, vaizdu. Ir vat, aš negaliu, ir tu nieko negali pakeisti iš tikrųjų, nebent tu turi prižiūrėti, bet į vienam šitas kiek kainuoja. Pasižiūrėkit, pavyzdžiui, garažas, man nesuteiktų laimės iš tikrųjų. Ir toj prisėsim, susirasim vietą, pasižiūrėsim, kiek viskas kainuoja. Ir apskritai kalbant apie gyvenimą tokiuose namuose, tai man asmeniškai, nežinau, labai patinka gyventi tiesiog bute. Vėliau, žinoma, norėsis daugiau vietos, tai norėsis galbūt kotedžo, mano svajonė tai iš jūsų yra penthausas, žinot, kur būna tokie dideli butai, kur su liftu užkyli ir, žodžiu,
turi daug vietos, man tas saugumas toksai, pavyzdžiui, aš niekada nepergyvenu, kad mano daiktus kažkas pavogs, nes pas mus visą laiką yra administracija, 24 valandų priežiūra ir tie dalykai man labai patinka. Priedo dar ta nuoma. Nuomuodamasis tu turi tiek daug laisvės, tu pavyzdžiui, kiekvienais metais iškyla vis kažkoks naujas apartamentų kompleksas, tu vis gali persikraustyti, kokybė būna labai gera, kai tik kažkas naujo būna. Ir svarbiausia, tai tik tais pasakysiu iš tos finansinės pusės, tai to, ką nesunaudojate, ko neįdedate į savo įnašą, labai svarbu yra investuoti kažkur kitur, neišleisti visko, bet jeigu jau neturite saugumo dėl to, kad investuojate į nekilnojamo turtą, kas tikrai nėra vienintelė investicijos galimybė, investuoti ar tai į akcijų biržą, ar kažkokį projektą, ar dar kažką, kad nebūtų taip pat nuomojatės ir visą savo pilną sumą atiduodat. Jeigu protingai sužaidžiat, tai čia ypač jaunimas šitą yra supratęs ir jaunimas su finansiniu išsilavinimu. Ir aišku, dar pagyvenęs didžiuosiuose miestuose, tokiuose kaip Los Andželas, kur kartais, norint gyventi, jeigu yra reikėvybė būti dideliam mieste, tai nebūtina turėti savo. Galima ir kitoj valstijoje nusipirkti ir žiūrėti pagal situaciją. Tai kartais, kai pasiskaitau komentarus po žmonės, kaip jie ten rašo, oi, ten turi tą, bet savo namų neturi. Tai man tiesiog parodo žmonės, kad pas juos yra išsilavinimo stoka, finansinios, to raštingumo stoka. Ir tik tai labai įdomu, kaip žmonės tiek. Dažniausiai taip ir būna, kad kuo mažesnis įsilavinimas, tuo daugiau draskokis, kuo daugiau žinai, tuo daugiau žmonėms duodi benefit of the doubt, kad gal jie kažką žino, ko aš nežinau. Pavyzdžiui, paskaitykite komentarus, pavyzdžiui, jeigu kažkoks Lietuvoje influenceris nuomojasi kažką, tai dieve, sako, oi, tai kaip ten tos rankinės, kaip automobiliai ir savo ten neturi. Tai jums ir paaiškinimas. Šitoj pusėje tai namai manęs architektūriškai nestebina. Žinokit, gal vienas kitas toks yra įdomesnis, ten viršui galbūt. Kiti paplūdimiai iš tikrųjų pasižymė tokiom, nežinau, jau ten labai architektūriškai moderniom, nebūtinai moderniom, tiesiog prabangesnė, sakyčiau. Čia gal dydis, vieta, bet šiaip ne mano, čia ir tokių kažkokių tais senovinių sodybėlių yra, gal savotiškai, žinot, kažkam ir tokie gal vasarnamiai labiau patiktų negu, ten kaip rodžiau, tą tokį modernesnį, bet, žodžiu, kitoj vietoj yra, kur gyvena daugiau žvaigždžių, tai ten, žinokit, kokių jie turi vietelių pasidarė, tai jau ten tikrai yra į ką pasižiūrėti. Tai tą žurnaliuką taip ir nepavartėm, tai galiu parodyti, kiek kainuoja iš tikrųjų namai. Pavyzdžiui, jeigu norėtumėte pirkti, čia matote, vaizdas yra į vandenį, tai 3 kambariai, 3 vonios kainuotų 6,5 milijono ir jeigu norėtumėte namuotis, tai kainuotų apie 18 000 į mėnesį. Pavyzdžiui, toks, jeigu jau būtų čia 5 kambariai, čia matėte, kur vaikščiojom, galima sakyti, tai kainuoja 16 milijonų ir tikriausiai nenuomoja, todėl net nėra parašyta kainos, ką mes čia dar turim. Agentūros, šitas toks įdomesnis, nėra pats naujausias, kaip matote, toks iš virtuvės galima pasakyti, bet turi tokį baseiną ir kaina kokia? 15,5 milijonų.
va toks labai gražus iš tikrųjų, tik tai čia toks nepilnas vaizdas būtų. Tai kainuoja kokia gera kaina, 7 milijonai už 5 kambarius, bet todėl, kad jis nėra pirmoje zonoje. Va čia yra pirma zona, kaip matau, 9 milijonai už 7 kambarius. Oho, šitas labai geras. Labai gražiai padarytas iš tikrųjų. Bet čia ne tas pats namas, jo, čia yra 2 skirtingi. O čia vat galite pamatyti, kas yra nuomojama. Tai čia yra ilgalaikė nuoma, vadinasi for lease. Tai irgi galite vat su tokiu vaizdu. Tai vat žiūrėkite, 70 000 į mėnesį už 4 kambarius. Šitas 48 000. Ir jūs įsivaizduojate, aišku, ne, bet jis yra, kodėl įdomu, nes ir dydis yra labai panašus ir kambarių skaičius 50 milijonų. 50 000, turiu menį. 30 000, čia 23 000, vat man šitas labai gražus. Bet vat matote kainelės kokios. Va čia kas. Ir dar kas yra, žinote, jeigu, pavyzdžiui, perki, o nesinuomuoja, vat šitas vilas, tai dar turi mokėti kiekvienais metais labai daug žemės mokesčių. Tai ten, jeigu namas kainuoja ten porą milijonų, tai gaunasi apie 23-25, man atrodo, 1000 į metus, vien tik tai žemės mokesčiai, kuriais yra padengiamos visos miestelio išlaidos, mokyklos ir panašiai. Čia vat agentai amerikiečiai ir vat toliau. Kiek daug iš tikrųjų yra. Keista, kad yra tiek daug laisvų ir jie nemeta kainų. Tikriausiai laukia vasaros sezono galbūt, bet va, vienas kambarys guest house galima išnuomoti už 7500. Bet šiaip tai, nu, vat mato, 35, 40 000 ir panašiai. Čia vat 4 milijonai jau numesta kaina. Na ką, ir atvažiavome į tą taip apkalbėtą jau jums visą dieną vietelę. Įsivaizduokite, pirmą kartą, nežinau ar dėl laiko, ar dėl kad Malibu dabar taip ramu, čia nėra žmonių, o dažniausiai net nebūna kur atsisėsti. Tai bent jau laukti ilgai nereikės. Algirdas, aišku, klaus, iš kur kravas, ką? Iš kur vežys iš tikrųjų. Matau. Malibu vietelė, kas čia per pasiūlymai vyno, irgi tokio, žodžiu, į temą pagal save. Kvapelis tai žuvinės, man labai nepatinka, bet žinau, kad maistas skanus, labai patinka. Tai vat pasiėmėm, žodžiu, šitą meniu, kad parodyčiau jums. Tai vat galima valgyti labai populiaru fish and chips, shrimp fries, calamari oysters. Mes pasiėmėm world famous lobster rollą su sviestu. Galima rinktis ir dar užsidėti, vat, arba mačiau, kad labai daug kas dedasi uni, ikrus, arba extra lobsterio. Kaina 25, plus dar reikia pasimti bulvyčių, jos kainuoja extra $6. Ir kas čia dar? Takos visokių yra. Žodžiu, daugiau visko su jūros gerybėmis. Tai vat, taip čia viskas atrodo. Žmonės, gamta, meditacija, tai va pasižiūrėkite, antiek turi daug skirtingų, netgi parduotuvė, aš visą laiką galvoju, kaip jos išsilaiko. Nu tai va tik tai tokioj vietoj kaip Malibu. Tai sandalwood, žodžiu, galite tą virvutę nusipirkti deginti, Palo Santo lasdeles, kristalai visokie ir ten, man atrodo, yra kažkokie tais meditacijos kambariai, tai vat čia rašo, galite nueiti ir pamedituoti ir joga ir čia 2 kartai būtų $52. Va, visa parduotuvė aromaterapijos ir gydymui ir šiaip namų kvapui tinka į Malibu temą.
kaip kvepia, čia net norisi pastovėti, žinokit, šitoj vietoj. Tai aš esu daug kartų sakiusi ir dar kartą pasikartosiu, kad man labai daug apie miestelį pasako žmonių apranga visų pirma. Antras dalykas, tai kokie restoranai ir parduotuvės yra populiarios, nes tai parodo, kad yra paklausa miestelėje tų dalykų. Tai vat, visokie kristalai, meditacinė įranga, meditacijos apskritai vat, klubai. O čia, žodžiu, aromaterapija, tai vat, West Hollywoode, Beverly Hills visai kitokio tipo parduotuvės pamatysite. O čia yra daug labai tokio sveikatingumo, vidinės, nežinau kaip pasakyti, vidinės ramybės, atradimui skirtų prekių. Tai, žodžiu, bet taip atrodo tas Malibu. Išėmės savo krepšiuką ir eisim atsisėsti. Na ir va, kaip atrodo, pasižiūrėkite, mūsų sumuštinukai. Wow, klausykite. Palyginus su tiek, kiek mes su Algirdu pasigavom ir kepim, čia iš tikrųjų abu patvirtinam, kad yra labai mažai, $25 už tokį. Bet pati pramoga kainavo labai daug. Savo privačią valtelę pasimti kainavo virš 1000, ten 8,50, tai ir buvo labai labai šalta. Būtinai turint papasakoti tą istoriją, nes tam buvo nerealu, epic tiesiog. Tai va, cheers, bon appetit ir valgom. Skanu buvo, tikrai, mums čia labai patinka. Kiti žmonės, kurie dar labiau mėgsta jūros gėrybės, tai čia gali visokiausių ir oysters ir dar velniai žinau išbandyti. Mes nesam tokie labai super to žuvies mėgėjai ir ypač jeigu dar būna žuvingas, tai pasenęs, nelabai mums patinka. Tai mat, jeigu tokia gera vietelė ir šita yra čia pati populiariausia ir yra labai daug žmonių, kurie atvažiuoja iš kitų miestų ir būtent čia vastoja, užsuka dėl to, kad jie žino, kad čia bus tikrai top ir labai labai skanu. Ir kitas dalykas, dar norėjau papasakoti, kadangi Algirdas kalba telefonu. Turiu minutėlę, tai kaip atvažiavom vėžių gaudyti, tai buvo labai labai faina pramoga, aišku, jinai yra nepigi. Ten gavosi, man atrodo, 3 valandos, atsisėdė tokį mažą laivuką, kateriuką ir važiuojam, žodžiu, į, kaip ten vadinasi, Long Beach. Ten net ne Laguna Beach, iš tikrųjų buvo Long Beach, ten yra daugiausia, ten toksai kaip uostas iš tikrųjų yra, prisegu video, kur veža labai labai daug krovinių, tai mums ten nekartą teko lankytis, nes jeigu, vat, pavyzdžiui, nori kažkokį tais laivą išsinuomoti, pavyzdžiui, kažkoks vakarėlis, buvo mano draugės gimtadienis, baltasis vakarėlis, tai irgi iš tos vietos plaukiam ir ten vat, buvo tas toksai žvejybinis laivukas ir vat, pasiėmėm tuos kateriuką su vienu žmogum, kuris turi licenciją ir savo plaukiam gaudyti vėžių. Tai priplaukiam prie tokių salų, tai ten yra dirbtinės naftos kasyklos padarytos, tai prie jų priplaukiam, išsimėtėm, žodžiu, savo pašarą, jis mus pamokino, kaip ten reikia viską daryti. Ir ką, tada vat savo plaukiam aplinkui ir laukiam, kol prisikabins ten mūsų vėžiai. Tai prisikabino ir aštunkojai, prisikabino ir dar ten tokie keisti dalykai, buvo tokie kaip kriauklės kažkokios, bet pasirodo, kad jas irgi galima išsikepti, bet sakau, aš nesu kažkokia ekspertė, tai buvo įdomu pamatyti. Ir ką, dar mūsų draugai tai su vaikais buvo, tai labai fainai buvo, kad yra mažieji žmogeliukai, kurie gali tai patirti ir nuo vaikystės žinoti, ką tai reiškia. Tai labai laukia, labai domėjosi. Ir vėžių pagavom, tai gal 4, man atrodo, ar 5 mes juos iš viso pagavom. Tai tada grįžom namo, labai pergyvenom, kad nemokėsim kaip padėti. Grįžom iš tikrųjų labai labai vėlai. Buvo labai labai šalta visą tą vakarą ir čia buvo dar gaisrai iš tikrųjų Los Andžele. Norėjusi pabėgti nuo miesto. Ir ką, ir mes parsivežėm juos namo. Aš ten prisiskaičiau internete, kaip reikia juos padėti šaldytuvą. Šiaip rekomenduojama yra iš karto juos padaryti, bet taip gavosi, kad aš tiesiog norėjau kitai dienai, kad mes pasiruoštume, tai žodžiu, susukau, šiaip rekomenduojama yra sušlapinti rankšluostį, o aš sušlapinau, žodžiu, rankšluosčius
ir padėjom į mūsų šaldytuvą. Pasirodo, mūsų šaldytuvas buvo labai labai šaltas. Tai jie ten pusiau atrodė, kad sustingė, bet jis sako, kad gali ten ir vaidinti. Algirdas sako, nu vis tiek valgom, sako, atrodo, kad viskas gerai. Bet žinot, tu niekada taip niekada to nedarai, atrodo, kad save vien tik tai kvestionuoja, atrodo, nu kažkas čia bus blogai. Jau Algirdas pyksta, nes aš jau sakau, aš nevalgysiu, aš jau googlinu ten viską, ar čia gerai, kad mūsų ten vėžys sustingo ir taip toliau. Ir ten tyliai, žodžiu, googlinu. Sako, Algirdas, nežiūrėk, nedaryk, žodžiu, kad nu negadink čia visko. Tai Algirdas, žodžiu, viską darė, aš jau net neliečiau. Man kažkoks keistas jausmas buvo, tai jis viską padarė, jis ištraukė ten uodegas ir ką ten, kad ir ką reikėjo. Ir mes tada pasidarėm savo sviesto tokį kaip užpilą. Ir dėjom į orkaitę, išsikepėm ir jūs net neįsivaizduojate, kokio skonio buvo. Ten žuvingumo, tai nulis. Ir mūsų, žodžiu, valties kapitonas, žodžiu, sakė, kad juos juokavo, sako, žinoma, kad nebus ant tokio šviežio. Tai buvo labai skanu, labai patiko iš tikrųjų ir tas visas, žodžiu, visa ta patirtis. Tai jeigu kada turite galimybę gaudyti, Lietuvoje, nežinau, legalu, nelegalu, bet man labai patiko, kaip tokia atrakcija. O čia turime, man atrodo, Prince Pizza ir Irv's Burgers, tai čia Dana White yra investavęs ir labai, žodžiu, reklamuoja šitą savo burgerinę, jinai West Hollywood irgi yra vieni iš skaniausių burgerių Los Andžele, žinokit. Tikrai labai rekomenduoju, tokie, nežinau, kaip naminiai, o čia vat yra Prince Pizza, tai New York'e labai garsi, čia irgi. Valgėm kelis kartus labai fainų dėžutį, va išsinešimui duoda ir būna parašyta, kaip aš sakiau, Malibu surfinimo, žodžiu, toks logotipas. Mes su Algirdu iš tikrųjų einam dabar į Whole Foodą, į parduotuvę, nusipirksime atsigerti užkandžių, kažką vakarieniai, todėl kad kol aš čia su jumis kalbėjau, Algirdas pasirodo kalbėjo su mūsų draugais, tai sugalvojo, kad pas mus šiandien žiūrės filmą. Tai, žodžiu, pasikvietėm. Tai yra, mūsų draugai pasiprašė į svečius, iš tikrųjų, nes jie turi katę ir Algirdui yra alergija, todėl mes niekada negalim pas juos svečiuose ilgai būti, tai aš nebent viena būnu. Ir, žinot, mano draugė yra labai, mes esam du skirtingi žmonės, bet būtent dėl to labai labai gerai sutarėm. Ir nes, pavyzdžiui, dabar pas mane atvažiuoja svečiai, tai žinau, kad aš turėsiu praleisti ten, nežinau, 30 minučių tvarkytis namus, o, pavyzdžiui, mano draugė yra toks žmogus, kažkurią čia dieną aš ėjau pas ją ir jis sako, tai, nu, sakau, aš būsiu, sakau, šalia ir galiu užeiti. Sako, tai aišku, sako, aš tau padarysiu tiesiog, sako, kodą ir tu užeisi, sako, nes aš būsiu sporto salėj ir turiu su treneriu, žodžiu, šokių pamoką. Žodžiu, ten privačiai prisipirkusi yra, ko jinai ten tik nedaro, ir akcentą treniruoja, ir šoka, ir aktorinė eina, viską, žodžiu, virtualiai. Ir čia kita istorija, kada galėsiu papasakoti. Bet jo, jinai sako, aš šoksiu ir ką, ir sako, aš tau kodą atsiųsiu, tu eik, sako, pabūsi su mano kate. Ir aš ateinu ir jinai, ta prasme, ten viskas susimėtus, atidaryta ir miegamas, ir jos vyro darbo kambarys. Ir ta prasme, visiškai ten normalu. Ta prasme, man visiškai nekyla kažkoks jausmas, kad jinai čia kažkokia netvarkinga ar dar kažkas, o aš negaliu. Ta prasme, pas mane namai visi mato, yra visą laiką, kaip jeigu kažkas ateina ir apskritai turi būti kaip muziejus. Ta prasme, visi daiktai patraukti. Jeigu, pavyzdžiui, mane kartais pradeda erzinti kažkoks ten aksesuaras, aš turiu jį paslėpti, man pastoviai turi būti atsinaujinam ir pastoviai turi būti švara ir kvapas geras. Tai va, su Algirdu užsisakysim, pasimsim vištienos sparnelių, tokių teriyaki kebabiukų. Ir ką, keliauja, man patinka labai Whole Foodo steikai. Tai nežinau, ar yra mūsų mėgstamiausias yra bone-in ribeye, man patinka, kaip būna daug riebaliuko. O mano tėvai, pavyzdžiui, gali valgyti tik tais tenderloin. Nematau, man atrodo, kad net nėra mano tėvai tik šitą. Ir kažkodėl matot, jis net yra toks, nežinau, jis toks yra brangus, skaitosi čia pati geriausia mėsa, bet man, nu nežinau, nu, mums su Algirdu tai tik su riebaliuku. Čia aišku nėra wagyu, o mums wagyu tai pati skaniausia yra jautiena, ten Japonijoje masažuota. Ir čia nebent galima grass fed, bet vat, wagyu to tipo, žodžiu, nėra. Tai pasimsime dar kažkurį iš steikų, su draugais suvalgysim. Tai manau, kad būtinai šitą. Ta visa sekcija ikrams. Ir aš nežinau, ar jums esu sakiusi, bet aš nesu ragavusi ikrų. Ir kažkaip man, nu, neatrodo, jie toks dalykas, kuris man labai patiktų, bet.
Dabar, žinokite, pas mus kažkokia tai mada užėjo. Amerikiečiai irgi nėra labai dideli ikrų valgytojai, bet užėjo, žodžiu, tokia mada, kur amerikiečiai pradėjo valgyti labai daug ikrų, nes atsirado labai daug ir Housewives of Beverly Hills, kurios turi savo ikrų kompanijas. Tai anksčiau buvo tequila visi turi, dabar visi turi ikrų kompanijas. Tai yra tokia viena labai žymi, 1 milijoną sekėjų turi tokia Danielle. Ir jos tėvams priklauso Marcus Caviar. Ir jinai dabar tapo tokia, ganėtinai žinoma, tiktokerė ir deda labai tokius skanius delikatesus, visokius padažiukus, visokius ikrus, visokius ten užkandžius, pati patiekalus parodo, visokius, kokius gaminas, jinai yra ukrainietė žydė. Ir labai gražiai rengiasi, man labai patinka jos stilius, man patinka jos vyro stilius. Nu, žodžiu, mum jie su Algirdu labai tokia, kaip influenceriai labai patinka iš tos tokios laisvalaikio, sakyčiau, pusės. Ne kažkokie tais jie įkvėpėjai ar ten dar kažkas. Tiesiog gražiai žmonės gyvena, man labai patinka pasižiūrėti. Ir žodžiu, jinai irgi turi ir jos video ten po 5 milijonų susirinkdavo ir visi sako, aš niekada, sako, negalvau, kad aš paragausiu ikrų, sako, bet jinai taip skaniai juos parodo, kad aš tiesiog noriu pabandyti. Ir žinokit, man irgi tas pats atsitiko. Ir galvoju, kad man reikės pasidaryti Valentino dienos progai tą Galentine's. Pas mus tokia yra, dažniausiai būna merginų tai diena, bet aš tiesiog sukviesiu visas poras, kurias turim ir galbūt teks padaryti ikrų tastingą. Tai nežinau. Turiu tokią mintį, mačiau tik tokią, kaip žmonės pasiruošia. Man labai patinka būti šeimininkė kartais ir kažką naujo išbandyti. Tai va, žinokit, gali būti, kad bus ta diena ir teks paruošti kažką su ikrais. Tai Valentino dienos pasižiūrėkite kokią sekciją. Tai kartais su Algirdu keičiamės dovanom, kartais nesikeičiam. Priklauso nuo to, ar yra ko labai norim. Tai kaip progą panaudojam. Bet saldainiais, guminukais, tai žinokit, va tokiais, tai čia privaloma. Tai man visada įdomu, ką Algirdas išrinks man. Aš tai visokiausių jam mačiau Prancūzijoje, žodžiu, buvo tokie padaryti meškiukai iš marshmallow, tai labai norėjau jam padovanoti, bet dėja pas mus tokių negamina ir importuoti iš Prancūzijos yra beveik neįmanoma. Mes jau pakeliu į automobilį, skubam į dabar jau savo neplanuotus planus. Ta prasme, turėjo būti visiškai rami diena, o dabar grįšiu, turėsiu eiti apsitvarkyti, bet viskas gerai. Svarbu pabūti ir su draugais ir kartais neapsikrauti būtiniais dalykais. Tai, žodžiu, keliaujam ir lauksiu jūsų iš tikrųjų įžvalgų, kas patiko, kas nepatiko. Šie metai bus mano, kaip sakau, tokie mokinimosi metai ir stengsiuosi su kiekvienu vlogu vis patobulėti, tai jūsų įžvalgos man labai reikalingos. Labai padėjo dėl mikrofono, dabar iš viso pradėjau nenaudoti jokios specialios įrangos, atrodo, kad jinai mane tik tais klaidina ir man sunku, tai kai įsivažiuosiu, kai bus gražu, tada bus galima ir mikrofoną dasidėti ir kažkokią tais kamerą, nors aš esu nusipirkusi tą geresnę vloginimo kamerą, kurią dabar visi vlogeriai naudoja, bet man sunku su ja, aš noriu kartais pafilmuoti vertikaliai, kartais horizontaliai. Ir todėl man tiesiog su telefonu yra patogiausia. Tai žodžiu, lauksiu, sakau, jūsų įžvalgų, man tai labai padeda tobulėti, lauksiu komentarų, lauksiu jūsų atsakymų, nes klausiu įvairiausių dalykų, žinau, vlogo metu. Tai būtų įdomu pamatyti ir šiaip apskritai, ką esat girdėję apie Malibu, galbūt kažką specifinio norite aplankyti, galbūt aš apie tai net nežinau. Tai būtinai pasidalinkite ir galbūt išeis man ten nuvažiuoti, parodyti jums ir panašiai. Tai Malibu yra iš tikrųjų labai didelis, čia yra ir geri vila, ir kiek daug restoranų, ir, žodžiu, pramogų yra va tiek. Tai šiandienai tiek iš mūsų, tokia mūsų diena, tokios mūsų mėgstamos patikrintos vietelės, bet manau, kad į Malibu dar ne kartą grįšim su mano vloginimo kamera. Ir parodysiu jums šiek tiek daugiau, ką dar mėgstam veikti, kokiu apskritai čia renginių būna, labai dažnai mums tenka čia atvažiuoti. Ir sakau, iš tikrųjų aš esu vieną dariusi, man atrodo, vlogą. Kažką aš esu su automobiliais jums rodžiusi į kitą kanjono pusę, kur mes važiavome į tokią vietelę kanjonuose, kur rūkykla, žodžiu, ir kur baikerių parduotuvė, tai jau Malibu esat jūs matę, ir kur su žirgais galima jodinėti. Tai ne pirmas kartas jau iš tikro čia mūsų kartu. Nu, bet žodžiu, parašykite, kaip jums šitą pusę. Ačiū.